Na ką, sveiki visi, čia vėl aš Wicked Bunny. Ir turbūt kaip iš užrašo jau turėtumėt suprasti, tai čia bus Mini Player Own Ports gidas. Tai vat. Tai aptarsim, ta prasme, nuo ko jums reiktų pradėti. Ta prasme, čia visiškai nėra sunku, tiesiog reikia pagauti tos basicus ir realiai suprasit viską. Tai žiūrim. Tai pats pirmas dalykas, kurį jums reikia žinoti apie ports, tai yra reikalavimai. Tai vat, jums reikia turėti realiai vieną iš 6 skill levelių virš 90, tai viena arba tai būtų herbas, prieris, tyvingas, tai yra slėris, taip pat fishingas arba nekraftingas. Ir jeigu jūs jau turite vieną iš tų 6 skillų 9+, jūs jau galite pradėti šitą minigame. Tai kai tik čia atsirasit, jūs galėsit praeiti tą basic trainingą ir pagal šiaip viską man užteko to, kad aš praėjau tą basic trainingą ir aš viską supratau. Tai iš tiesų, tai nėra sunku, ta prasme, pats pirmas dalykas, kurį jūs norėtumėt padaryti, kai tik pradeda žaidimą, nusipirkti tai, ką parduoda Black Marketeer. Tai, matot, jis parduoda šiuo metu shrines, tai aišku, jūs juos pirksitės už realius pinigus, bet iš tiesų galiu pasakyti, kad jūs neišleis tiek daug ir eigoje tai jums tikrai atsipirks. Tai vat, kam jums reikės tų shrines? Tai vat, pirmas dalykas, kodėl jums jų reikės, nes jūs pirksite crew ir taip pat upgradinsite laivą. Tai vat, tai va, kaip matot, va, tai vat, turim laivą ir matot, yra keletas vietų, ant kurių galima čia paspausti. Tai iš tiesų, va, visus va šitos jūs galite pirkti. Iš pradžių, ta prasme, mat, skirtumas yra tik 50 kombat, ten, vat, moralė 100 ir, ta prasme, jis laiku keistis. Ta prasme, keliant, perinant į kitus regionus, jūs galėtumėte atsidaryti tuo daugiau. Tai aš iš tiesų biškį dariau kitaip, bet iš tiesų šitas būdas yra daug geresnis, nes jūs pačioj perkat laivo upgrade'us. Tai kadangi jūs, pavyzdžiui, nusiperkat vieną iš tam tikrų, kur matys, kur atsirakina, tai jie atsirakina ant visų laivų ir turėsit didesnį, procentaliai didesnę galimybę gauti tam tikrų resursų. Kitas dalykas, crew. Tai vat, paspaudę crew roster, jūs atsirandate va čia, ir čia vat bus dažniausiai crew, iš kurios jūs galėsite rinktis. Tai iš tiesų, kadangi pas mane daug skirtingos crew, 4 skirtingi kapitonai ant kiekvieno laivo, kapitonus rasite va čia ir jie kas dieną keičiasi ir jūs juos galėsite keisti su tam tikrų dalykų, apie kurį aš pašnekėsiu vėliau biškį. O crew renkatės iš čia. Naudodami va šituos, taip pat jūs galite gauti rerolus, kaip matote, aš jų irgi turiu. Ir susirinkti tam tikrą kiekį jums reikalingą crew, kad galėtumėte pakankamai normaliai atlikti tas voyages. Tai iš tiesų siūlau nepirkti juos per daug, ta prasme, tiek, kiek jums reikia, nes keliantis per regionus atsiras vis naujas geresnės crew ir tiesiog šiandien jums reikės arba parduoti, arba kažkaip ją naikinti, nes jums reikės vietos naujai crew. Tai va. Kaip jau minėjau, crew galima keisti, jeigu jums, arba kapitoną keisti, jeigu jums šiek tiek reikia, ta prasme, jis jums netinka ir jūs dar norite pakeisti ir bandyti laimės ras geresnį. Bet mat yra Captain Reroll.
čia būna real adventure, aš nežinau kodėl, bet aš paskutiniu metu negaunu jų, gal čia tokia politika, kad ta prasme pasiekęs 6 regioną tu daugiau šitų dalykų negauni, bet iš tiesų tikrai naudingas dalykas, nes pavyzdžiui, jeigu jūs gaunat kapitoną, kuris jums ta prasme nieko gero nesiūlo, tiesiog pakeičiat, panaudojat šitą, pakeičiat kapitoną, ta prasme adventure ir viskas yra gerai. O šitie kapitonai, jeigu ta prasme jums reikės ta prasme geresnį. Taip pat gaunate dar kelis dalykus iš ten, tai va tai yra speed, moralė, combat, sparing, toks lifeboat, kuris apsaugos vieną jūsų crew narį nuo nuskendimo, kad jūs jo neprarastumėt, tada XP ir šiek tiek daugiau, tam tikrą 10% daugiau tam tikro resurso gaus. Ir visus šituos dalykus jūs galite gauti, taip pat crew rollą, galite gauti iš 2 minigeimų, kurie random spawninasi čia, jūs būsite to informuoti, atsiras žinutė čia, arba dar kažkur, kur jūs esate pasirinkę. Tai vienas iš, vat matote, geltonas ženkliukas, tai yra, kur reikia 5 asasinus, su jais pakalbat, jie jums nurodo, kokie dalykai žmogų kažką jie nori pagal tam tikrą bruožą nužudyti, ir jūs tiesiog bėgiojat po šitą visą vietą, spaudeliojat ir galiausiai į salę jį nužudo. Nu, ta prasme, taip vyks 5 kartus ir paskui jums išmes tokią lentelę, kur bus nurodyta, ką jūs gavo. Taip pat yra kitas bare čia, ten bus nurodyta, ką jūs, kad jūs turite, ta prasme, nešioti alaus bokalus klientams, ta prasme, ten tiems įgulai, vat, nu, tiems mobiliukams, kurie realiai bus aplinkui tą patį barą, viduj ir antram aukšte, tai vat, siūlau irgi to nepamiršti. Kas dar? Tai vat, iš tiesų, namai, tai vat, galima juos visus upgrade'inti, tai iš tiesų siūlau juos upgrade'inti tik tada, kai jūs turėsite pakankamą crew narių skaičių ir būsite atsisakinę visus laivų update'us tam regione ir tada realiai galit biškį pataupyti ir upgrade'inti tam tikrus dalykus. Tai va, kadangi jūs iš pradžių turėsite vieną laivą ir iškart po to tutorialo turėsit 2 ir 3 lygį ir berods 5 galėsit unlockint papildomus laivus ir galiausiai turėsite 4, kas iš tiesų tikrai labai padeda, nes galit tuo pačiu metu išsiųsti daugiau voyage'ų, nes atstumas, kurį jums reikia per tam tikrą, per tą regioną nueiti, jis vis su kiekviena nauja, ta prasme, su kiekviena naujų regionų jis didės ir tiesiog užtruksit tuo daugiau laiko. Dar vienas dalykas, tai va yra workshop. Jis atsirakina berods 3 lygį, aišku, aš atsirakinęs pačiam, ta prasme, 3 regione, bet aš atsirakinęs jau patį paskutinį lygį, kad gaučiau kuo daugiau XP gamindamas armorus, maistą ir screenshots. Ir su laiku tai tikrai, manau, susitvarkys, bet čia tikrai nėra pats būtiniausias dalykas, kurį jūs turit iš karto upgrade'inti. Taip pat Voyager. Kuo daugiau skillų jūs turit, tuo bus viskas vyks greičiau ir paprasčiau, nes padarė tam tikrą, atėję iki 6 regionų ir padarė paskutinę misiją su tuo Voyageriu, jūs gausit vieną iš šitų resursų, 15 vienetų, ta prasme, ir patikėkit, tai yra tikrai pakankamai daug ir tikrai pagreitins visą tą progresą. Taip pat būna jungtos kelionės su Voyageriais, ta prasme su tais, ne su Voyageriais, o su tais keliautojais, tais, adventures, va. Tai vat, būna jungtos kelionės su jais, ta prasme, jie dviese
jūs siunti juos vienu laivu, dviesi, ta prasme, ir jūs galit, yra tokia tikimybė, kad jūs galit gauti 10 resursų. O paskui, man atrodo, galima gauti ir 50 kiekvieno resurso vienetų, kai siūsit 3 Voyagerius vienu laivu, bet tam jums reikia turėti atsilakinus 6 adventures. Tai va. Kas dar svarbu? Tai workshopas turi dar vieną pliusą, tai yra tas, kad jūs ten atsiranda bankas. Iš tiesų ten galima tikrai skilinti. Tai čia vat naudingas dalykas. Taip pat kelionės trunka iš pradžių labai trumpai. Čia vat iš tiesų yra toks minusas. Tai iš pradžių kelionės trunka 20 minučių, paskui 40 ir taip galiausiai įsivysto, kad 6 regione jis Voyage'as trunka 8 valandas. Tai mano patarimas yra, kad per dieną įsiųstumėte kuo daugiau Voyage'ų. Tai pagreitins jūsų tą laiką keliauti nuo pačios pirmos zonos iki 6, nes, ta prasme, vis tiek pats tikslas, pats veiksmas to, ko jūs norit pasiekti, vyksta 6 regione. Tai va. O taip pat dar yra du tokie, dar vienas toks svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra šitie, man atrodo čia ne tokenai, o totemai, tai va, jie yra reikalingi, yra jų, aišku, man atrodo, 6 vienetai skirtingi, bet kaip matot, aš esu pastatęs Jade Statue ir teleskopas. Tai va, aš esu pastatęs po 2 vienetų šitų, tai ką jie duoda? Tai teleskopas duoda, kad yra didesnė galimybė man gauti scroll misiją, o Jade Statue, kad galėčiau gauti daugiau trade good misijų. Dar vienas dalykas, kuris jums turi būti įdomus, tai scrolls. Tai jūs, aišku, dažniausiai, kai bus adventures misijos, tikriausiai galėsite rinktis arba kažkokį resursą, arba dar kažką, ir bus vienas iš pasirinkimo variantų bus scroll. Tai siūlau iškart nusistatyti, kur jūs norit, nes pats pirmas nusistatymas, kai tik atsirandat minigame, būna va čia. Tai nemanau, kad jums to reikia, nes jis iš tiesų pats šūdinas yra, tai tikiuosi jums reiks vieną iš šitų, arba food, arba dar kažko. Tai iškart nusistatot. Tai vieną tokį scroll sudaro 4 mini tokie. Tai patikėkit, laiko tikrai užtrunka, kad juos galėtumėt visus surinkti. Tai mato, aš esu jau pustėjęs netgi screenshot dalį. Tai va. Na žinokit, kaip ir viskas. Ai, tiesa, vos nepamiršau. Tai vat, Captain's logas. Kas iš jo gero, kokia nauda? Tai iš tiesų jis parodo, kur jūs laivai randasi. Taip pat, čia nelabai reikalingas dalykas, bet taip pat galite pažiūrėti, kokie pas jūs atrakinti šitie, screenshots ir taip toliau. Bet jis taip pat teleportina jūs čia. Taip pat yra funkcija mapas, kur jūs galite nusižiūrėti, koks regionas ir panašiai. Ir dar vieną dalyką galiu paminėti, kad nuėjus į port managementą ir biškį pavažiavus čia, matot 6 regionai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir automatiškai, kai pereinate į kitą regioną, jis jums automatiškai persikels į kitą vietą, va čia. Pavyzdžiui, iš 1 į 2 regioną, koks minusas. Ta prasme, jeigu jums trūks bent kažkiek, ta prasme, tų čia reikalingų medžiagų, kažką, pavyzdžiui, pakelti, tai jūs galite paspausti čia ir jūs gausit bambuką, pavyzdžiui. Ir taip toliau, ta prasme. Tai va. Kaip mato, aš jau esu šiek tiek įpusėjęs ir man labai mažai trūksta, kad jau beveik viską būčiau atsirakinęs porte. Tai taip pat tikiuosi, kad jums padėjau. Tai laukit kitų video, pakomentuokit, ar patiko ar ne. Užmeskit laiką, jeigu jums patinka mano činčompa. Ir iki.